Pasižiūrėkime, kas laukia žuvyčių, ko laukia žuvis gruodžio mėnesį iki naujų metų. Vyresnė moteris, reikalai ar ryšiai su vyresnė moterimi. Ir dar vieną kortą prašau. Oi, per daug. Reikia vienos. Taip. Pin. Naujas darbas, karjera. Pin. Nežinau iš tikrųjų, kaip išversti. Prisegtas. Segtukas. Kaip čia pavadint? Jau man irgi kartais sunku lietuviškose žodžiuose susigaudyti, nes daug ir anglų, ir ispanų vartoju, tai kitas iki sudėtinga jau lietuviškai pasakyti. Gerai, pasižiūrim, apie ką tai yra žuvims. Panašu, kad jums aktualus naujo darbo, karjeros klausimas ir gali būti, kad šiuo klausimu turėsite reikalų gruodžio mėnesį su vyresnė moterim, kuri jums padės. Pasižiūrim žuvims, kas yra aktualu gruodžio mėnesį, kodėl mes matome šias kortas. Pasaulis, išsiplėtimas, 5 skeptrai, 6 skeptrai, einate į priekį. Norite uždaryti tam tikrą ciklą, bet tarsi nežinote, ar verta, ar bus sėkmingas kitas etapas. Bijote neužlipti ant meškos, bėgdamas nuo vilko galbūt. Tai bijote, kad tas sprendimas nebus geras. Norite uždaryti, norite... Greičiausiai tai yra susiję ne su karjera, bet su darbo pakeitimu. Norite pakeisti darbą. Bet viduje labai dvejojate, ar teisingai pasielgsite išeidami šito darbo. Gali būti, kad vyresnės moters klausite patarimo, ką jums daryti. Kodėl čia yra vyresnė moteris, kodėl žuvis mato. 4 taurės, 7 taurės, saulė. Kai kas norėsite išsklaidyti savo abejonės, kad atsisakydami šito darbo jūs nedarote klaidos. Kodėl matome vyresnę moterį, kuom jis svarbi žuvims. Jinai turi kažkokios išminties.
gali būti, kad ieškosite vyresnė moteris, panašu, yra stipriai susijusi su gyvenimo išmintimi ir intuicija ir tvirtai stovinti ant savo kojų. Gali būti, kad jūs ieškosite ryšių dėl kito darbo pasiūlymo. Jinai pati gali būti susijusi su būti pakankamai įtakinga ir turėti ryšių, kurie jums galėtų pagelbėti su nauju darbu. Kaip vyresnė moteris gali padėti žuvims. Manau, kad tai yra labiau panašu į tai, kad jūs norėdami sklaidyti savo abejonės tiesiog greičiau kreipsitės patarimo, su kažkuo šnekėsite, ar jums verta atsisakyti to darbo pasiūlymo, kuriame jūs jaučiatės nelaiminga, darbas netalpina širdies džiaugsmo. Ir ką ta moteris patars, aš nežinau, ar aš galėsiu tą garsiai pasakyti, bet pasižiūriu, ką ta vyresnė moteris patars. Taip. Taip, matau, kad tarsite su vyresnė moterim, kuri greičiausiai jūs nukreips išmintingai. Išmintingai nukreips, nes matau, kad darbe jaučiatės negerai. 5 monetos iškrito, tai nėra faina būsena. Ir jūs patys linkstate link naujo darbo, naujos karjeros. Tai gruodžio mėnesį spręsis šitas klausimas. Ir apačioj irgi yra nuoroda, kad jums savęs neapgaudinėti ir judėti į priekį. Tai, žodžiu, linkiu sėkmės spręsti šitus klausimus ir galite tarti su kitais žmonėm, bet labiau rekomenduoju įsiklausyti į save, į savo intuiciją, savo širdies balsą, nes tik mes patys geriausiai žinom, kas mums yra reikalinga, ko mes norim. Kitas žmogus gali patarti, bet
nebūtinai patars geriausiai. Galim paklausyti patarimo, atsižvelgti kitų žmonių nuomonę, bet galutinis sprendimas turėtų būti vadovaujantis mūsų intuicija. Tai sėkmės gruodžio mėnesį žuvims iki naujų metų ir iki.